Pasyvios pajamos kiekvieną mėnesį iš investicijų. Padariau kelias korekcijas savo kiekvieną mėnesį pasyvias pajamas išmokančiame investicijų portfelį ir šiandien pasidalinsiu su kuriomis investicijomis ir kodėl draugiškai atsisveikinau bei kokių akcijų nusipirkau papildomai siekiant padidinti kiekvieną mėnesį gaunamų pasyvių pajamų kiekį. Visą mano turimų investicijų portfelį gali matyti ir sekti su šią nuorodą, kai visat klausimus rašyk komentaruose, žiūrėk video iki galo ir neabejoju, kad pasisemsi investavimo idėjų ir būsiu labai dėkingas, jeigu spusteltum like mygtuką už šios apžvalgos paruošimą. Ačiū tau! 2023 m. gegužės mėnesį investavau į vieną seniausių, didžiausių ir į S&P 500 indeksą pakliūnantį Realty Income nekilnojamo turto trustą. Nekilnojamo turto trustas uždirba pinigus nekilnojamo turto sektorėje ir kiekvieną mėnesį išmoka uždirbamą pelną investuotojams. Šiai dienai išmoka kiek virš 5% metinių palūkanų, išmoka dividendus jau 26 metus iš eilės ir pastaruosius 5 metus didina išmokamus dividendus po 3,55% vidutiniškai kiekvienais metais. Per laikotarpį, kurį turėjau kompanijos akciją, esu gavęs apie $170 pasyviomis pajamomis ir akcijas pardaviau su $17.10 centų pelnu. Tai su pačia kompanija viskas gerai, bet ji, mano nuomonė, labiau tinkama investuotojui, kuris labai pasyviai valdo savo investicijas ir kurį tenkina mažesnės, bet stabilios pajamos ir kuris investuoja su siekiu gauti daug pasyvių pajamų, bet ne dabar, o ateityje. Tarp mano turimų investicijų šios kompanijos mokamos palūkanos buvo pačios mažiausias ir prognozuojant į ateitį tik kokiais 19 investicijų turėjimo metais gaunamos pasyvios pajamos siektų 10% metinių palūkanų skaičiuojant nuo investuotos pinigų sumos. Tai kai man būtų 51 metai, galėčiau džiaugtis 10% metinę grąžą. Tai nelabai viliojančiai. Tai gal kažkada, kai norėsiu mažiau laiko skirti investicijų priežiūrai, grįšiu prie šio pasirinkimo, o kol kas suinvestuosiu šiuos pinigus, kuriuos gavau pardavus šios kompanijos akcijas, kur kitur ir kiek vėliau parodysiu, kur. Kita kompanija, kurios akcijas pardaviau, irgi yra nekilnojamo turto trustas, valdantis ir administruojantis medicininės paskirties nekilnojamo turto objektus Medical Properties Trust. Ne, aš nepradėjau nemėgti nekilnojamo turto. Kompanija kurį laiką vis susidurdavo su sunkumais ir netikėtumais, kas lėmė akcijos kainų svyravimą, su tais sunkumais tvarkėsi ir kas visai smagu, bent jau kas buvo visai smagu man, tai man gavosi nusipirkti kompanijos akcijų beveik ant pačio kainos pakritimo, tai ant dugno. Jo dabar, kai garsiai ištariau, tai net keistai nuskambėjo, kad kompanijos akcijos kelia džiaugsmą. Tai dėl to, kad gavosi nusipirkti kompanijos akcijų ties dugnu, dėl to gaunami dividendai siekia kiek daugiau nei 12% metinių palūkanų, kas kaip pasyvioms pajamoms iš nekilnojamo turto trusto yra gan daug. Tai nesvarbu, ar kompanijos akcijos pirktos už $4, ar už 3,50, ar už 5, už vienos akcijos turėjimą gauni fiksuotą dividendų kiekį. Tai kiek gauni dolerių, centų už vienos akcijos turėjimą, nepriklausomai už kiek ta akcija buvo pirkta, o kadangi pirkau ties dugnu, tai tas procentas ir gaunasi didesnis. Ir tai buvo mano mėgstamiausias nekilnojamo turto trustas dėl to, kad medicininės paskirties ir dėl gaunamų pasyvių pajamų didumo, bet tvarkantis su finansiniais sunkumais, refinansuojantys savo skolas ir sudarant naujas bendradarbiavimo sutartis, kompanija sutiko sumažinti išmokamus dividendus akcijų turėtojams 47%. Tai bye-bye. Kiek man bepatiktų faktas, kad kompanija uždirba pinigus iš medicinės paskirties nt objektų, faktas, kad beveik per pusę sumažinti išmokami dividendai, man nepatiko, tai pardaviau ir šios kompanijos akcijas. Į šią kompaniją buvau suinvestavęs 3,5 karto mažiau negu į Realty Income ir didžiąją dalį pinigų suinvestavau 2024 m. pavasarį ir per visą laiką gavau apie $70 pasyvių pajamų. Tai abiejų kompanijų akcijas pardaviau kiek brangiau nei pirkau, plus gavau pasyvių pajamų dividendais. Kaip minėjau, nei viena, nei kita kompanija nėra blogos ir gali puikiai tikti norintiems tiesiog suinvestuoti pinigus ir rinkti pasyvias pajamas, labai nesidomint arba labai minimaliai besidomint investicijoms. Realty Income akcijas jau esu sugalvojęs, ko pakeisiu, o Medical Properties Trust dar galvoju. O šiandienos investicija bus į Arbor Realty Trust. Techniškai ši kompanija klasifikuojama kaip nekilnojamo turto trustas, nes išmoka virš 90% pelno akcininkams dividendų pavidalu. Vertinant pastaruosius 12 mėnesių, trustas išmoka 12,86% pasyvių pajamų, išmoka dividendus kas 3 mėnesius, pastaruosius 10 metų didina išmokamų dividendų procentą ir pastaruosius 5 metus didina išmokamus dividendus vidutiniškai po 9,15% kiekvienais metais. Aišku, yra kelios analitikų prognozės įvertinus kompanijos finansus, kad kitais metais kompanijos išmokami dividendai bus tokio padydžio kaip ir dabar, bet tai vis vien bus beveik 13% nuo investuotos pinigų sumos.
Dabar parodysiu, kaip atrodo akcijų pirkimas. Aš perku akcijas ir ETF per Freedom24, jeigu dar neturi paskyros ir jeigu tau yra bent 24 metų užsiregistravus su vardinė nuoroda, kurią rasi šiame trumpame registracijos instrukcijame video, gausi iki $800 vertės taisytinę akciją dovanų, bent jau pakol ši akcija galioja. O jeigu pradėsi investuoti iki vasaros galo, gausi iki 20 akcijų dovanų, priklausomai nuo investuojamas pinigų sumos ir nepriklausomai nuo tavo amžiaus. Prisijungus prie paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange suvedu kompanijos pavadinimo trumpinį ARB.US, nurodau, kad pirksiu 224 vienetus, ne 223 vienetus, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą ir patvirtinu ir laukiu ateinančios dividendų už akcijų turėjimo išmokas. Visas mano turimas investicijas gali matyti ir sekti su šią nuorodą, nepamiršk gauti iki $800 vertės akcijų dovanų, susikuriant Freedom24 paskyrą su vardinė nuoroda, kur rasi šio trumpo registracijos instrukcinio video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.